Sveiki, mėly dalyviai, žiūrovai. Čia iš tikrųjų šiandien yra ypatinga diena. Ypatinga diena dėl kelių priežasčių. Pirmoji priežastis, kad rytoj paskutinė diena 5 metus trukusio projekto Aktyvumas sveikata. Didžiulis projektas, kurio dėka sporto rėmimo fondo, kuris finansavo tą projektą, mes 5 metus galėjome suteikti žmonėms, sergantiems išsėtinę sklerozę, nuolatinės treniruotės su specialistais. Užsiėmimai vykdavo tiek gyvai, tiek per nuotolį. Ir labai pasibaigus projektui būtų sudėtinga iš karto ir nutraukti šias veiklas, kurios daugeliui jau tapo įprotis ir kasdienybė. Per nuotolį mes sistemingai sportavome, mankštinomės su kineziterapeute Laura ir jos vyru. Laura aš dabar paminėjau neatsitiktinai, kadangi jinai pati yra Fenikse, mūsų bendruomenės narė, todėl mums dar daugiau prasmės suteikia jos aktyvumas ir veiklumas. Ir kadangi jinai yra kvalifikuota kineziterapeutė, jos žinios ir per nuotolį vedami užsiėmimai tikrai padėjo daugeliui. Ir bus tikrai sudėtinga paimti ir dabar viską nutraukti. Gyvi užsiėmimai pas mus per 5 metus vykdavo pas mūsų draugus Nikomet klinikoje. Daugelis jau praktiškai įsimylėjo Gintarę, kineziterapeutę iš Nikomedos klinikos, kuri tikrai mielai ir draugiškai visiems suteikdavo pagalbą, apmokydavo, kaip naudotis ir tokių išmanių treniruoklių Kinesiforo. Bet gera žinia ta, kad mes šiais metais Vilniaus mieste gavom finansavimą keliems projektams. Todėl tęstinumas vyks. Ir todėl mes tikrai nenutrauksim tokių jau pamėgtų ir visiems reikalingų fizinio aktyvumo užsiėmimų. Dar mes galėsim tai pratęsti ir ne tik. Šiandien su manim, jūs matote šalia manęs, ištikimiausi Feniksai, kurie tikrai netingi ir suranda laiko atvykti, kad ir šį seminarą. Tomas, iš esmės, tai nežinau, turbūt vienas aktyviausių, turbūt pats aktyviausias narys, kuris pagal galimybės, bet stengiasi nepraleisti nei vieno gyvo susitikimo. Tai ačiū tau, Tomai. Paplokim Tomui. Tomai. Taip, klausau, Ana. Kodėl va tu, aišku, labai dėkinga esu tau, kad tu tikrai stengiasi visuose dalyvauti užsiėmimuose. Netgi, man dabar prisiminiau vieną tokį atvejį, kai buvo atšauktas vienas renginys, perkeltas kitai dienai, bet tu matyt pašto nepažiūrėjai ir man skambino tavo mama, sako, Tomas pasiklydo, sako, kur jūs? Ir tada aš paaiškinau mamai, kad jis dar spės grįžti namo, nes mes turėsim per nuotolį susitikimą, pasikeitė planai. Bet man papasakok, pasidalink ir man, ir kitiems, ką tau duoda Feniksai ir kodėl tu, tai yra sveikintina, kad tu randi laiko dalyvauti visur ir gyvai, ir per nuotolį. Susitinku su tais pačiais sergančiaisiais, su jais bendrauju, pokalbis, tiesiog bendravimas, dar plus sportas,
nes prieš mėnesį buvau čia irgi atvažiavęs į šitą vietą, bet aš biškį pasivaikščiojau, buvo treniruotė man ir taip praėjo. Kas dar gero? Nu, šitą kai Klaipėdą važiuojam, visai būna gerai, ten prie jūros pamatai, su klaipėdiečiai susitinki. Kas dar? Gal jūs norit papildyti kas nors? Ne, čia dabar tavęs klausia. Ne, čia jūs galite irgi klausimų užduoti, jeigu jums kils, bet man vat įdomu, o kaip aplamai tavo reikalai su fiziniu aktyvumu, apart to, kad prieš mėnesį tu paspartavai. Tai visi sportuoja kiekvieną savaitę tikriausiai nuotoliu. Aš pasirgėjau, kai būdavo ketvirtadieniais ten. Per nuotolį. Per nuotolį buvo aktyvus tenos jo ir dar ateidavau pirmadienį pas Laurą, kineziterapija, irgi ten tokia sportas, judėjimas, pratimai, pasižiūri, po to pabandai padaryti namie, pasportuoji, pasistengi. Nu, kadangi jie specialistai, tai, pavyzdžiui, Sergejaus paklausė ten apie įvairius ten, kaip daryti vieną ar kitą pratimą, kad tai yra ten, sakai, kad pieno rūgštis užpuolė tave. Paaiškina, ne? Jo, na jis žino, kas yra pieno rūgštis, tai visiems kitiems pasakysiu, nebijokit. Čia yra tiesiog požymis, kad raumenys auga ir tada jis išsiskiria pieno rūgštis. Va, ir dar va, labai gerai. O sakyk, kaip tu jautiesi po vat, kai yra to aktyvumo, tų užsiėmimų ir per nuotolį, ką tau duoda, kaip savijautos prasme? Pieno rūgštis skauda. Skauda raumenis, ne? Ne, tokio nėra dalyko, bet tiesiog, kai šiek tiek pajudi, tada jautiesi geriau ir tada gali nueiti į parduotuvę, apsipirkti savarankiškai, gali išeiti su šiaurietiškom lazdom po parką, pasivaikščioti, kas dar gero tokio. Nu, tokia ir nuvažiuoti į parduotuvę, pavyzdžiui, kokią didesnę, ten apsipirkti su akcijom. Nu taip, čia irgi, bet aišku, tas bendrai paėmus, jeigu aš teisingai suprantu, reiškia tas paskatinimas ir reguliarios treniruotės, kad ir per nuotolį didina tą, aplamai tą fizinį judėjimą ir gerina savarankiškumą ir tau drąsiau išeiti iš namų, kaip aš suprantu. Nu taip, augina šiek tiek raumenis ir šiek tiek tampi toks aktyvesnis ir daugiau gali padaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu pagal ligos eigą, tai jeigu nieko nedarysi, gresia gulėti lovoje ir tada turės rūpintis, bet aš to nenoriu ir tada stengiasi, kad to nebūtų. Taip, ačiū tau labai, mes dar pratęsim, bet aš dabar noriu Daivos paklausti. Kaip, Daiva, tu vertini šitą visą, nes kadangi valdybos narė, tai arčiau visų naujienų ir pati aktyviai daliniesi mūsų pagamintą medžiagą, kaip tu pati vertintum šitą idėją ir šitą aktyvumo sveikata projektą ir jo veiklas? Aišku, vertinu teigiamai, nes manau, kad labai unikalus projektas Lietuvos pacientų organizacijų pasaulyje, nes turim Lietuvoje tokių stambių pacientų organizacijų, bet kad kuri nors iš jų darytų tokias mankštas per nuotolį reguliariai, ten nuo 3 iki 5 kartų, net per savaitę buvo toks periodas, kai vyko, man atrodo, 5 skirtingos mankštos, tai
Tai tiek galimybių būti aktyviam tikriausiai ne viena pacientų organizacija nėra suteikusi savo nariam. Ir be to dar pokalbiai, kurie iš tikrųjų pakankamai stipriai motyvuojantis. Aš labai dažnai po kokio nors seminaro nupūsdavau dulkes nuo savo svarmenų kuriam laikui išties, nes specialistai koncentruotai, argumentuotai ir visą dieną praklausius seminarą jau būni pasiryžęs mankštintis bent šią savaitę. Čia aš apie savo, tiesiog turiu blogą santykį su fiziniu aktyvumu. Aš tam pripažįstu, bet priepuolinė sportuotoja esu, bet manau, kad tas nuolatinis Feniksų buvimas ir priminimas ir to projekto visai viešinimas, jisai tau neleidžia atitrūkti ir nukristi tokiems ilgiems periodams nejudėjimo, kas iš tikrųjų, kaip Tomas sako, labai žalinga mūsų ligos atveju ir pradedi jausti visokius simptomus, raumenų spastiką, tai geriausias vaistas nuo daugelio simptomų yra fizinis aktyvumas. Tai manau, kad tai, ką Feniksai teikia savo organizacijos nariams, tai iš tikrųjų didelė dovana ir net gydytojai, kurie sužinodavo apie mūsų projektą, jie, manau, irgi žavėjus ir sakė, kad tai yra unikalu, stipru. Aš stebiu kitų šalių pacientų organizacijų veiklą, matau, kokias paslaugas jie teikia. Tai mes nenusileidžiam niekuo, mes turim visą paletę ir pokalbiai, tinklalaidės, ir seminarai, ir mankštos, ir gyvi susitikimai, metinės stovyklos, išvykos prie jūros. Tai, sakyčiau, prabangi organizacija, teikianti labai daug prabangos paslaugų savo nariam. Ačiū už gerus žodžius, bet nemažai ir tu pati prie to viso prisidėjai, nes aš labai atsimenu gerai tą momentą, kai Daiva turėjo daugiau laiko ir atėjo ir man pasiūlė, sako, aš galiu sutvarkyti visą komunikaciją, tai yra dalintis tais produktais, ką mes sukūrėm. O sukūrėm šio projekto rėmose labai daug medžiagos. Mes per 5 metus mes realiai organizavom apie 45 seminarus. Įsivaizduojat? Bet kame buvo pagrindinė idėja su tais seminarais? Nes pačio projekto kompleksiškumas ir mintis buvo tokia, kad mes suteikiam galimybę reguliariai stiprinti savo kūną, palaikyti fizinį aktyvumą, turėti žinių apie sveiką gyvenseną, tai yra ir mityba, ir streso valdymas. Bet tuo tarpu dažnai pastebim, kai mes ateinam pas šeimos gydytoją ar pas kitą specialistą, ne neurologą, arba mums paskiria, mes einam į reabilitaciją ir koks ten ergoterapeutas arba kineziterapeutas. Ir mes matom, kad jie turi bendras žinias, bet specifinių tam tikrų niuansų, kas būdinga būtent su išsėtinė sklerozė, kaip ir trūksta. Dėl to būtent projekto pradžioje, pirmuosius 2 metus, mes dirbom sistemingai su medikais, su specialistais. Ir kartą per mėnesį bendradarbiaujant, 1 metus mes bendradarbiavom su Vilniaus universiteto medicinos fakultetu, kitais metais su Vilniaus kolegija sveikatos priežiūros fakultetu ir suteikėm galimybę medikams, kitų sričių specialistams iš medicinos srities didinti savo žinias ir ne tik apie išsėtinę sklerozę, bet ir kitų ligų specifiką, ir širdies kraujagyslių sistemą, ir onkologinės palėtėm, ir netgi regos problemas ir panašiai.
ir išdavinėjom kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. Ir labai džiaugiuosi tą mintim, nes jeigu pirmas seminaras sulaukė ten kažkur apie 20 žmonių, tai jau antras, trečias ir tolimesni vis didėjo dalyvių skaičius, nes jungiasi iš visos Lietuvos per nuotolį. Tai pasiekėm, aš atsimenu, buvo rekordas, kai pradėjau jau registruotis apie 200 dalyvių. Tai rodė, kad iš tikrųjų tos žinios yra reikalingos ir ta pranešėjai visada mūsų seminarų yra atrinkti būtent savo srities specialistai, kurie dalinosi jau pagrįstą mokslo informaciją. Paskutiniais metais mes jau tiesiog sumažinom tą viešinimą. Tai yra mes jau savarankiškai, nes nereikėjo išdavinėti pažymėjimų, daugiau įtraukiam bendruomenę ir plačiąją visuomenę į tuos seminarus, nes jau įpusėjus projektui mes jau iš šitos pozicijos mes jau pasiekėm ir viršijom rodiklį, kiek buvom suplanavę dalyvių prasme. Bet seminarai vyko kas mėnesį, vyko transliuojami hibridiniu būdu, kaip ir šiandien. Ir žinot, kas buvo smagu, kad mes gavom ne tik tos seminarus, bet ir liekamąją vertę, nes jie yra transliuojami, jie yra įrašomi ir mūsų Daiva labai kruopščiai kerpa pagal temą, nes vieno seminaro trukmė 6-8 valandos, tai yra gan ilgai, bet kiekvienam seminare yra tiesiog temos su pranešėjais ir Daiva profesionaliai suranda, apkerpa, sukerpa ir deda į mūsų YouTube platformą. Feniksai turi savo YouTube ir tą mediateką, galima sakyti, vis papildo nauji įdomus pranešimai. Video pasakojimai. Taip pat, kadangi pastebėjom, kad vėlgi per tuos metus daug kas keičiasi, mes pagalvojom, kad būtų smagu turėti ir tinklalaidės. Tiesiog kryptingai tinklalaidės ir mes labai daug jų jau nufilmavom ir iš tikrųjų dar rytoj filmuosim. Tai irgi Daiva juos po truputį deda į mūsų YouTube kanalą arba mūsų Facebook puslapis Išsėtinės sklerozės draugija Feniksai, kuriame Daiva taip pat deda ne tik šio projekto metu nufilmuotą medžiagą ir grafikus, kada kokios treniruotės vyksta ir užsiėmimai, bet savo iniciatyvą, bet labai visų pamėgtas rubrikas veda. Tai yra kas savaitę kokį sveiką įdomų receptų pasidalina ir visai nesenai, bet startavo dar vieną rubriką knygos. Daiva, papasakok apie knygas. Kodėl knygos? Tiesiog man pateko į rankas, man atrodo, Anykščių biblioteka parengė tokį psichoterapinių knygų sąrašą. Pirma idėja buvo berods nacionalinės bibliotekos prieš kažkiek metų ir ten buvo dideli sąrašai knygų, kurias jie taip šmaikščiai sugalvojo, bibliotekininkai kaip receptą išrašinėjo žmonėm, kad jeigu tau liūdna, tai šitas knygas paskaityk, jeigu ieškai kažkokių prasmių, ar ten susidūrei su netektim, daugybė visokių sunkių situacijų ir tada
kažkoks pluoštelis knygų. Ir aš pagalvojau, kad tada praėjo tas projektas ir užsimiršo. Ir tikėtina, kad neperskaitytos tos visos knygos, juolab, kad krizės irgi nebūna, kad nutinka vieną kartą ir daugiau jų nebūna. Jos nutinka dažnai, blogi jausmai aplanko dažnai, tai tiesiog pagalvojau, kad galima būtų savaitgaliui kartu su receptu siūlyti ir knygą kažkokią. Ir aš penktadienio vakarą įdedu tą knygos pasiūlymą, kad žmogus ten nubėgtų į biblioteką, pavyzdžiui, dar po darbo ir pasiimtų savo tą knygą, jeigu jam patiko aprašymas, sudomino arba jaučia, kad reikėtų tą knygą paskaityti. Man pačiai ta tema yra įdomi, nes aš mokausi lietuvių literatūrą magistro studijose, daug kalbam apie knygas ir knygos yra labai didelė dalis mano gyvenimo, dėl to man atrodo, kad aš šitoj srity galiu kažką suteikti žmonėm ir papasakoti. Ir nekartą ir praklausau dar keliams skaitytojų klubams, tai matau, kad knygos turi tą galią, jos iš tikrųjų suteikia ramybę, žinių, įkvėpimą ir kartais atrodo, kad ypač labai smagu, kai tu skaitai knygą ir atrodo, kad ten labai daug dalykų parašyta tarsi tau. Tai čia vienas nuostabesnių, man atrodo, jausmų gyvenime. Tai vat dėl to aš manau, kad ta rekomenduojama knyga labai tinka mūsų organizacijos nariams. Nors turiu sakyti, kad pagal susidomėjimą visiems labiau patiekalai, aišku, patinka. Nes tai yra šeštadienis, aš irgi taip subjektyviai paskui dar pasitikslinau pas specialistus, kad nuo 11, nuo 10 ten ryto, kaip kam, žmonės dažnai guli ir skrolina. Ir planuoja, kad kažkur eisim ir 1-2 valanda yra, kai žmogus išeina. Tai aš taip nuo 11 iki 12 įdedu tą receptą, nes suprantu, kad greitai pradės gaminti ir tada paskui varys į miestą. Tai, sakykime, galbūt tas tinkamai parinktas laikas, bet to pagalvojau, kad tai irgi aktuali sergantiems išsėtinė sklerozė tema, nes visi sergantis daug dėmesio skiria, jeigu nesilaiko tų mitybinių rekomendacijų, tai bent jau kalba apie tai ir nori sužinoti, tai ką čia valgyti, kad geriau jausčiausi, ar ko čia nevalgyti, bet geriau ką valgyti, kad jausčiausi geriau. Tai yra daugybė įvairių mitybos sistemų, yra daug specialistų kažką nuveikusių mitybos srity išsėtinės sklerozės ligos kontrolėje. Tai manau, kad čia beprotiškai didelė tema, plati ir man nedaug užtrunka panaršyti, kad aš kažkokį tai atrasčiau ar ten Viduržemio jūros dietos receptą, ar kažkokią vegetarų ar panašiai. Ir tiesiog labai praplečia akiratį, nes tas maisto gaminimas tai varginantis užsiėmimas. Aš jums pasakysiu, ir jeigu kas nors pasiūlo kažkokią idėją, tai aš visada esu labai patenkinta, nes tarsi nukrito sugalvokti, ką čia skaniai pavalgyti. Tai va tokie pas mus 2 yra projektai nuolatiniai Facebook'e, tai kviečiam užsukti, spausti like, mes jau stebėti, ten turim arti 3000, man atrodo, žodžiu, turim daug, bet dabar būtų smagu surinkti apvalų skaičių pasekėjų. Jo, tai va tokį tikslą mes dabar ir nusimatom, tai prašom, kas dar nepamėgo mūsų puslapio, suraskit, pamėkit jį. Ir jeigu daugiau nori sužinoti apie projektą Aktyvumo sveikata ir konkrečiai su tuo projektu susijusias temas ir seminarus ir tinklalaidės, tai kviečiu taip pat pamėgti puslapį Aktyvumo sveikata, kuriame visų tų 5 metų visa medžiaga yra sudėta. Ir tikrai galima naudotis. Ir aišku, mūsų YouTube platforma. Taip pat jinai pildysis dar. Ir labai, labai pravartu ją irgi pamėgti, nes tikrai yra gerų atrinktų, patikrintų dalykų. Kalbant apie mitybą, aš noriu paklausti Laimos. Taip, klausau. Čia kaip telefonu paskambinu, valio, sveika, taip, klausau.
Koks tavo santykis su mityba? Ką tu valgai? Sąžiningai prastai. Prastas, Taip. kaip sakoma. Prasta draugystė. O kodėl tu taip galvoji? Todėl, kad tas, kas man skanu, pagal gydytojus galimai yra nesveikas maistas. Pavyzdžiui. Tai yra mano mėgstami mėsainiai, kebabai. Bet aš sąžiningai taisausi, aš daug ką pradėjau gaminti namuose, žiūrėdama, kas sveikiau galbūt mano organizmui, ir pradėjau stebėti daugiau kulinarinės, kaip čia irgi laidas, bet pagal kas atitiktų mano kūnų ir mano sveikatos būklei. Tai visokius įvairius receptus ne tik, bet ir jų visą gamybą ir visą jų procesą, kaip pagaminti iki, kaip čia tobulo, mėgstamo, iš galimai sveiko maisto, kad būtų jau skanu ir man, po nesveiko maisto. Taip, taip, labai reikia pratinti savo kūną ir savo norus, kad mes tiesiog norėtumėm sveikai valgyti. Pavyzdžiui, kad mes valgytumėm daugiau daržovių, tai mes irgi turim save pratinti. Po truputį, iš pradžių nuo mėgstamų, paskui jau galima pridėti daugiau kitų. Bet tai, ką aš girdžiu, man žinot, labai smagu tai girdėti ir kviečiu išlikti aktyviems ir domėtis, ką daro Feniksai, nes mes evoliucionuojam taip pat. Seminarų, tinklalaidžių, mitybos tema su specialistais jau tiek mes prigaminom daug. Net su įvairiais dietistais, dietologais ir, nežinau, jau kažkur, turbūt vos ne nuo pačių Feniksų gyvavimo pradžios, mums jau 10 metų šiais metais sukako. Tai mes vis kalbam apie sveiką mitybą, ką valgyt, ko nevalgyt. Ir įvairių, ir savarankiškai mūsų bendruomenės nariai surado įvairių dietų, bandė ir vienaip ir kitaip. Bet mes evoliucionavom, laikyk, dar duosim tau irgi pasireikšti, nes man įdomi kiekvieno iš jūsų mintis. Ir džiaugiuosi, kad esat šalia. Tai va, anonsas. Mes, kadangi, kaip ir minėjau, šitas etapas baigsis su šito projektu, bet prasidės kitas etapas. Ir mes nujautėm bendrai, čia ne vienas žmogaus buvo idėja, kad reikia nufilmuoti ne tik pasakojimą, kaip sveikai maitintis, bet kartu kokį receptą nufilmuoti su specialistu ir pagaminti. Ir tai būtų koncentruota mūsų bendruomeniai ir tai išliks YouTube ir galima bus arba mūsų puslapį Facebook'e ir galima bus ne tik išgirsti, bet ir pamatyti patį procesą, su kokiais produktais, kaip pagaminti, paragauti ir padiskutuoti. Tai šiais metais mes 7 tokias dirbtuves turėsim. Ir kviečiu, kai bus, vėlgi mes visada skelbiam, bus anonsai kada, tai visa tai bus mūsų Facebook puslapyje ir mes tikrai kviečiam ir prisijungti prie gamybos. Tai va, čia toks anonsėlis, nes tai yra svarbu ir labai smagu girdėti, kad ir toks poreikis yra. Tai va, Laima, o kaip tavo santykis su fiziniu aktyvumu? Plati labai tema, todėl kad fizinis aktyvumas mano asmeninis tai yra toks, tai namų buitis, bėgi ten, bėgi tvarkaisi, namų visas ūkis. Vienintelis gal pabrėžčiau iš fizinio aktyvumo bruožų būtų pasivaikščiojimas rajone arba parke. Labai mėgstu išeiti į parką, labai mėgstu pamaitinti parke esančias voveraites. Oi, kaip fain. Toks gal, kaip sakyčiau, netgi ritualų tapo, netgi tokių kaip
kaip išeiti, prasimankštinti, nes ten ir voveraitės atšaliuoja, ir paukščiukai vairūs atskrenda, ne tik balandžiai, bet ir man dar netgi jau link pensijos dar nematytų. Toksai, sakyčiau, labai žemiškas, gražus toksai, vat, kaip sakoma, ritualas, kuris mane skatina galbūt prasimankštinti. Ir vat, toks noras tada, kažkoks tai instinktas, tiesiog noras suteikia eiti, nes tas toks gyvas gamtos rajone esančias lopinėlis, jis duoda kažkokios, negaliu paaiškinti, gyvybės, motyvacijos, nes tu pamatai, kaip gamta irgi turi savo gyvenimą ir jinai irgi turi savo ritualą ir taip yra gražu. Ciklus ir taip gražu stebėti, kai viskas toj gamtoj, toj minimalistinėje aplinkoje, viskas sklandžiai vyksta, kaip gražu, kažkas tai čiulba, kažkas tai ten šokinėja, kažkas tai kokia voveraitė, jau žiūrėk, tavo padėtus riešutus graužia, sočiai, ten žandukai net visi dreba ten. Tai va toks. Fizinis aktyvumas labiausias toks iš manęs yra tai pasivaikščiojimas ir įėjimas į parką, kur aš galiu pasimėgauti ne tik ėjimo procesu, bet ir kaip čia prisidėti galbūt kažkiek tai prie gamtos esančių gyvūnėlių, laikantis, aišku, taisyklių, kurios yra nurodytos ten tvarkoj ten, kaip maitinti, su kuo maitinti. Atsakingai. Taip, atsakingai. Nuostabu Laima ir čia tikrai yra fizinis aktyvumas ir tai, ką aš girdžiu, jis jau tapo įpročiu, nes atsiranda tas jau kaip priklausomybė. Esu priklausoma nuo pasivaikščiojimo į voveraičių maitinimo. Tai yra puiku, tai yra sveika priklausomybė ir aš tai linkiu visiems, tiesiog patruputį suformuoti tokius gerus įpročius. Beje, Laima, mes dar iki pandemijos iš tikrųjų organizuodavom tikrai tokius sportinius renginius, kaip triatlonas, kaip Eurovaistinės maratonas. Tai Laima tikrai yra aktyvi, nes jinai ir maratoną bėgo su dukra, ir triatlone dalyvavo Feniksų komandoje, kurioje vienas su dviračiu važiavo, kitas bėgo, Laima plaukė. O Laima plaukė ir gavo pastabų iš Santariškių klinikų. Papasako, kasgi nutiko? Jeigu nesiplėsti, tai kadangi išsėtinė neina su viena liga ir visa kita, aš turiu kitą, kaip turėjau bėdą, tai yra hemoraginį insultą, kurio pasiekmės tam tikros buvo, ko pasekoje, negaliu draugauti su vandeniu. Geras. Turi būti šalia kažkoks tai asmuo, prižiūrintis ir minimaliai būti dalyvis. Tai yra labai gaila ir liūdna, nes aš paauglystėje ir vaikystėje buvau labai aktyvi ir labai mėgstu ir man labai patinka vanduo, bet džiaugiuosi, kad buvo tokia galimybė ir viskas baigėsi sėkmingai su triatlonu, nes emocijos tikrai buvo labai didelės, labai geros ir patirtis labai gera. Tai va, ką reiškia nesakyti ne? Buvo, aš žinau, iššūkis. Dar koks buvo? Dar koks, aš labai gerai atsimenu tą renginį ir aš labai gerai atsimenu, kaip mes visi sirgome, kai Laima plaukė ir kai mes aplamai džiaugiamės, kad jinai sutiko ir mes turėjom plaukikę, tai buvo nuostabu. Tai tikrai nuostabi patirtis ir stebėti ir dalyvauti, nes, žinot, nuotolis ir tas tingėjimas išeiti iš namų nesuteikia tos emocijos. Tiesiog nesuteikia. Nes mes dažnai, gali būti įdomu, mes stebėm, klausom, bet jeigu ilgai trunka, kažką dar galim daryti, dėmesys nutrūksta kitur ir tada ir tos bendrystės, tos geros emocijos, mes jos negaunam ir mes nepasisavinam tų endorfinų, to serotonino, tų gerų hormonų. Taip? Taip.
Dėkoju Jums už visas galimybės ir atsiprašau už savo, jeigu kartais kažką ne taip irgi būna. Visi mes jautrus, visi mes asmenybės ir įsivaizduoju, kaip sunku nešti tą visą naštą ir visas emocijas visų žmogiškas, tiek teigiamas, tiek neigiamas ir visa kita, bet tikrai džiaugiesi, kada esi tarpe tarptų tokių pačių kaip tu. Ta informacija yra labai sunku priimti, tai yra labai jautru visų pirma, tai yra labai asmeniška, kiekvienas individualus, kaip ir individuali liga šita, nors ir bendrai jungiamos visus, bet kiekvieno ir fizinės galimybės yra kitokios, bet tikiu Jumis ir organizacija ir padėjėjais šalia stipriais, gražiais, kad tikrai ta bendruomenė, kad ir kartais mes burzgiam tarpusavį, kad jinai vis tiek yra reikalinga. Ir jeigu netgi mes negalim visi gyvai susitikti ir ta emocija galbūt jinai skiriasi, bet iš dalies džiaugiuosi, kad žengiant, kaip sakom, amžiams, metams, progresuoja ir internetinės galimybės, kad nelieka ir nuskriausti tie žmonės, kurių negalia palėtė labiau ir jie gali vis tiek kažkiek tai dalyvauti ir būti šito viso proceso dalyviais. Tikrai taip. Tai šioje vietoje tai yra turbūt geras dalykas, kurį atnešė pandemija. Nes pandemija išprovokavo, kad mes tikrai pradėjom ir dirbti per nuotolį, ir bendrauti, ir sportuoti per nuotolį. Ir tai yra tikrai nuostabu, nes, sakykime, Feniksuose nėra vien tik Vilniečiai, dar yra tas dalykas. Feniksuose yra iš kitų Lietuvos miestų. Ir jie tikrai neprivažinėtų dažnai kažkokius, jeigu būtų tik tai gyvi seminarai. Aš dėkinga ir Daivai, kad jinai ir šiandien yra šalia, nors pati jau ne Vilnietė, iš Anykščių kaimietė, bet mes jau turim minčių ir idėjų, kaip ir jos kaimų pasinaudoti, kaip stovykla Feniksams gamtoje. Tai tikrai būtų įdomi patirtis, bet yra ir... Labai mintis, palaikom, kolektyvas labai palaikom. Paplojam. Pas Daivą. Taip, pas Daivą. Ir dar dalykas, jeigu Daiva sutiks, mes padarysim kokį Feniksų daržą. Jo, mes čia nesenai su Daiva kalbėjom radio laidoje pas Žydrę, draugystė veža, ir mes ten net linksmai taip susiginčiojom, aš ten, sakau, galvojau Šilauogės, bet pasakiau, vėl Šaltalankiai, bet pasakiau Šilauogės kaip dabar, ir Daiva man sako, tai ne, o aš jai bandau įrodinėti, kad taip, paskui man daėjo, kad, nes reikia oranžinės spalvos, nes Feniksų yra oranžinės spalva ir augalas ar gėlės, oranžinis, kad turėti oranžinį daržą pas Daivą. Gerai skamba, oranžinis daržas pas Daivą. Tai ir aš taip kažkaip ilgai niekaip mano smegenys nepersijungė ir aš vis Šilauogės. Būna. Tai ir kitas, aišku, Laimos paminėtas dalykas, kuris tikrai itin yra svarbus, nes tikrai asmenys su jau sudėtinga negalia, kai jiems tikrai būtų iššūkis išeiti iš namų, tai be abejo galimybė prisijungti, tai yra labai labai daug. Jie yra kartu, bet kuriuo atveju. Nes aš manau, kad tai yra vertybė, bendrystė, vienas kito palaikymas, tai labai daug. Tai labai daug duoda galbūt tokios ne visada apčiuopiamos naudos. Dažnai mes paprastai žmonės teigiamus dalykus dažnai kažkaip priimam kaip normą. Neigiamus mes kaip tragediją. Bet labai pravartu pastebėti ir tą teigiamą dalyką ir kartais įsijausti ir tiesiog pamastyti, paanalizuoti, kaip tu jautiesi, kai tu
dalyvauji veikloje ir kai tu jautiesi, jeigu tu tiesiog užsidarai, galvoja, kad nieko tu naujo gero nesužinosi. Bet ne bendruomenė kaip mūsų, netgi ne tas faktas, kad kažko naujo sužinoti yra svarbus. Kita kartą žymiai didesnė terapinė nauda atneša jausmas, kad tu gali padėti kitam. Nes tavo patirtis ir va tai, ką pavyzdžiui Laima papasakoja apie tą įprotį vaikščioti, stebėti gamtą, maitinti gyvūnėlius. Čia man toksai naujas atrastas, aš tiesiog malonumą atradau tokį vidinį, tokį su gamta ir, kaip sakoma, pabuvimą savo. Bet būtent gamtoje, kada matai, kaip vyksta gamtos procesas, kaip ten matai, kaip komunikuoja paukščiai, mini žvėreliai, voveraitės, paukščiukai, kaip gamta alsuoja, kažkur gegutė tenais, vienu žodžiu, įdomus labai. Jeigu nurimti, nutilti nuo visų šitų bėgi, lėki ir viso to miesto proceso ir įnykti šiek tiek nors į gamtos, pamatytume ten tiek daug gražių spalvų, toks gražus gamtos procesas nublanksta prieš viską. Taip, ir iš tikrųjų tai, ką aš girdžiu, tai Laima natūraliai atrado savo pačiai labiausiai tinkančią veiklą. Ir tai ne tik fizinis aktyvumas, tai ir meditacija, nes stebėjimas gamtos, pastebėjimas jos grožio, pastebėjimas, kad žiūrėkit, daugiau lapelių ant medžio, o geltoni lapeliai ant medžio, nėra lapelių ant medžio, ne? Kaip keičiasi ir nepriklausomai nuo to, koks yra sezonas, gamta visą laiką yra graži. Visą laiką jinai kitokia ir gebėjimas tą pastebėti, tai yra jau mindfulness dalis. Tai praktiškai tu stiprini savo smegenų veiklą, nes net nesąmoningai. Nes. Galima mikrofoną, aš paskui pratęsiu, jeigu leisi. Gerai, aš tik noriu irgi pagal šią temą, aš kaip tik važiuojant, aš šiandien važiavau iš Palangos į Vilnių ir važiuojant klausau tinklalaidę, bet ne mūsų. Ir tokia įdomi radau tinklalaidę, kurioje dalyvavo, irgi apie sveiką gyvenseną, bet dalyvavo medicinos srities 2 profesoriai. Vienam sukako 100 metų, jis buvo pokalbio dalyvis. Ir kitas gerbiamas profesorius Jatužis, neurologas, jis dabar vadovauja Vilniaus universiteto medicinos fakultetui, yra dekanas. Ir 2 profesoriai, 2 medikai ir vienam 100 metų. Ir jie kalbėjo apie ilgamžiškumą, kokie yra receptai. Ir tai buvo labai įdomu, nes tai pokalbis buvo ne tik teorinis, bet ir praktinis. Ir taip smagu klausyti 100 metų žmogui, ir kaip jis pasakoja, ir ką tu suvoki, kad jis adekvatus visų pirma. Jo smegenys veikia, galbūt jis šneka lėčiau. Vienintelis dalykas, jis reikėjo įdėmiai klausyti, jis tiesiog lėčiau šnekėjo, bet labai adekvačiai. Ir buvo, aišku, klausimas, koks jo yra ilgamžiškumo receptas. Ir jis įvardėjo kelis dalykus. Pirmoje vietoje, aišku, fizinis aktyvumas. Jis ir dabar, tokio garbaus amžiaus, kiekvieną dieną eina į Vingio parką ir nueina kelis kilometrus. Kiekvieną dieną. 100 metų amžiaus. Aš labai atsiprašau, aš pažįstu artimoje aplinkoje 40-mečių, kurie tikrai daugiau procentaliai guli, nors yra sveiki arba sėdi telefono ekrane.
nei vaikšto. Tai vat šitas dalykas. Antras dalykas, jis paminėjo domėjimasis. Sako, aš iki dabar skaitau ir medicinos mokslinius žurnalus, aš stebiu, kas vyksta ir man įdomu viskas. Ir trečias dalykas, jis įvardijo kaip kūno masės stebėjimas. Sako, iš mitybos, sako, yra visokių teorijų ten dabar taip populiaru nevalgyti pieno produktus, ten dar kažką. Sako, aš valgau, visą gyvenimą valgiau tuos pieno produktus, man gerai, man tinka. Sako, galbūt tie, kas turi alergiją, galbūt jiem blogai. Sako, mano pagrindinė taisyklė su mityba yra tokia ir mano kūno masės indeksas visą gyvenimą išlieka tas pats. Aš valgau, tiesiog nereikia jokių ten dietų, tiesiog valgyti su saiku. Tiesiog valgyti mažiau, mažinti porcijas ir sako, bet tam reikia valios. Ir tą valią mes turim ugdyti. Sako, aš valią šitą ugdau visą savo gyvenimą. Kad atsikelt nuo stalo dar biški alkanam. Tai va čia jo 3 pagrindiniai dalykai. Ne visiems lemta sulaukti 100 metų, galiu pasakyti tik tiek. Ne visiems, taip. Ne visiems, nesistengti. Bet vis daugiau tokių atsiranda žmonių. Jo, galbūt aš, jeigu leist, pagrąžinsiu į Laimos gamtos temą, nes aš irgi turiu įžvalgų šito klausimu, kadangi 3 metus nuolat gyvenu gamtoj, laukuose, vidury niekur ir santykiai su gamta irgi turiu tokį per smalsumą, bet galbūt kaip profesorius, manau, neprarasiu šito, gal dames man metų tas mano smalsumas, bet man kas įdomu, kad visiems išvykus į gamtą yra smagu, ne? Visi kažko ten veržiasi, nori būti, mes instinktyviai suprantam, kad ten smagu mums, ne? Gali ten bėgioti, oi, čia koks baisus vabalas, bet tau vis tiek smagu būti toje gamtoje. Ir tas vabalas yra įdomu. Nu, bet gali parėkti, o Dieve, ten. Turi galimybę parėkti, irgi smagu. Taip. Gal kažkas atbėgs gelbėti, žinai, dar smagiau. Bet man buvo labai įdomu atrasti, kad ir mokslo pasaulis pasijungia į tą, atrodytų, visi suprantam, faina gamtoje, ko čia ieškoti smegenų. Pasirodo, jie ieško smegenų ir užsiduoda klausimo, tai kodėl ten toksai įdomumas žmogui geriau jaučiasi, neatsigaunam tarsi, tai padaryta dabar gausybė tyrimų, pradedant medžiais, kurie ten išskiria tam tikras medžiagas ir mes kvepuojam ir jaučiam, alternatyvi medicina ten liepia apsikabinti, gulėti, žodžiu, visaip maksimaliai. Yra net knygų prirašyta, kur argumentuoja, kodėl yra gerai vaikščioti basom po žolę. Taip, kur irgi atrodo, Dieve, taigi čarkliui, aišku, o kam knygą rašyti, disertacijas ir panašiai, bet su argumentais, aš net skaičiau, kad ten atsirinkau, reiškia, yra skirtingos žolės, nebūna pievos įvairios, tai jeigu esi toks nervinga asmenybė, tai vaikščiok per dobilėlius. Per dobilėlius tyrimais įrodyta, dobilėliai ramina labiau negu kokia nors kitokia žalė. Taip. Ir dar vienas buvo įdomus irgi toks tyrimų ir veiklos laukas, kur aš nepamenu, kas tiksliai tą sugalvojo, kažkoks lyg terapeutas, lyg tai gal dvasininkas, kuris dirbo su kažkokia tai žmonių grupe, jisai visiems liepdavo eiti ir kišti rankas į žemę, ten reiškia ravėti, kažką daryti, bet jokių pirštinių, kad tų rankos ir žemė būtų kontaktas.
vėl nuobodžiaujantis mokslininkai pasijungė ir jie išsiaiškino, kad žemėje ten yra gausybė bakterijų, nu ten daug visko, ne vien tik sliekai, kuriuos mes ten iškamėtom, bet daugybė mikroorganizmų, jie atsiranda ant rankų ir net jeigu tu gerai nusiplauni ranką su muilu, vis tiek kažkiek tai lieka ir tas kažkiek patenka pas tave į kūną. Ir čia yra labai gerai, nes imuninė sistema ten iš karto pradeda dirbti darbą taip, kaip reikia dirbti, kai susiduri su svetimkūniu ir nenobodžiauna. Tai sakyčiau, kad puiku, kad yra mokslininkai, kurie ten viską įsiaiškina, įrodinėja, kas yra gerai, kodėl yra gerai būti gamtoje. Bet faktas, kad visi iš tikrųjų, manau, intuicijos lygmenį suprantam, kad ten yra gerai, nes tai tyla, gamtos garsai, kurie iš tikrųjų irgi ramina ir kažkaip ten žalia spalva ramina. Nu, žodžiu, mokslininkai daug ką įrodė gamtoje. Daug ką įrodė ir dar ne pabaiga. Jo, bet va tas žemė rankos, žemės kvapas, tai aš labai irgi subjektyviai galiu pasakyti, kad tai yra labai smagu. Iš ten matyti atsiranda ta religija daržininkų, kurie pradeda išprotėti jau balandžio mėnesį ir ten viską sodina, augina. Kokį balandį, jau vasarį namuose kažką jau bando auginti. Ir neatsitiktinai mes šiandien esame miesto laboratorijoje, hipodrominiam. Ne hipodrominiam. Hidroponiniam, nu vis tiek su arkliais, žinai, ponis. Hidroponis yra vanduo. Taip. O tai pirmo variantą. Arkliai. Bet poniai tai irgi ponis, nu irgi, tai va, tai aš dėl to. Bet šiaip mes esam nuostabiam kažkokiam poniniam darže. Taip, Laimina. Aš šiek tiek norėčiau papildyti šitą visą sodo temą. Kadangi mano irgi sveikata, kaip sakoma, irgi duoda savo ten, kaip sakoma, žinių ten, ką noriu pasakyti. Visus skirtingos galimybės, bet noras prisidėti ten kažką, tai būtų naudingas ten savo, ten kaip savo buičiai. Aš esu irgi eksperimento mėgėja. Kadangi mano kaimai yra tolokai ir aš ne visada galiu iki jų nuvažiuoti, nors kartais su traukiniu nuvykstu, bet ką pradėjau daryti? Pradėjau eksperimentuoti balkone, kurie yra įstiklinti, ten užsiemu sodininkystę. Aš pasidarau lovelių keletą ir ten kiekvienais metais eksperimentuoju, kurie augalai, daržovės pas mane geriausiai auga tame balkone. Ir mėgaujuosi procesai. Tai išvada būtų tokia, vat. Labai gerai balkone auga krapai, melisos, petražolės, mėtos, čiobreliai, taip kad drąsiai auginkit, mėgaukitės procesu, nebijokite, loveliai nėra brangus, maišai žemių irgi nėra brangus, gal tiesiog sunkiau juos atnešti, bet galbūt kažkas galėtų padėti iš namiškių, bet pats procesas yra be galo įdomus. Dabar pas mane beliko jau krapos, jau nuėmiau derlių, bet liko dabar pas mane mini višnininiai pomidorai. Oi, kaip faina. Tai va, dabar laukiu galutinio proceso čia. Jo, bet tai yra nuostabu, nes ir tu pamatai rezultatą, ir tu prižiūri, tu rūpiniesi. Ir netgi esi reikalingas, kad ir tiem pomidoram. Taip, bet geriausia tai būna, kai pati savo pasiglostai savimylę, verdi kokią sriubą arba troškinį, nu ar šiaip buljoną kokį, ir nueini į balkoną su žirklėm, o ten krapų visas toksai krūmas, ateini su žirklėm, nusikerpi ir nereikia bėgti turgų ir tokia kaip ponė, nueini, nusikirpai, įmetė į puodą ir pats procesas yra, žinokit, tikrai labai įdomus ir tikrai nėra nieko sudėtingo, tiesiog reikia lovelio, paprasto plastikinio lovelio, ir žemės, krapai, petražolės, mėtos, melisos labai gerai auga, nėra lepus. Va, ir turit kaip ir augintinį, ne? Nes reikia jį prižiūrėti ir nuolat puoselėti. Aš dabar norėčiau truputėlį ne į temą ir netgi ne jūsų, visiškai ne į temą paklausti šių seminarų pagrindinio organizatoriaus. Kiek mes turim dar laiko? Lygiai 21 minutę. Tik 2 valandą mes turime. Tai va, tai kadangi
Mes galėtumėm kalbėti, aš manau, visas 4 ir daugiau valandų, nes temų yra apstu, bet aš noriu pasidalinti tiek su jumis, tiek su mūsų per nuotolį stebinčius. Žinokit, vakar buvau labai nuostabiam renginį. Labai didelė garbė iš Klaipėdos universiteto profesorė, netgi švietimo, sveikatos ir socialinių inovacijų centro direktorė, profesorė Brigita, kreipėsi į mane, pakvietė sudalyvauti renginį su pranešimu. Žinokit, labai prasmingas renginys, labai didelė man buvo staigmena, nes labai kažkaip geranoriškai, labai tikrai pasijutau kaip žvaigždė, nes tikrai labai taip, gerai mane priėmė. Bet pats renginys, jis buvo pilnas kažkokios šilumos, nuoširdumo ir meilės. Nors tai buvo Klaipėdos universitete, kaip ir rimta. Ir kas man, jums kol kas mikrofono tikrai nereikės, gal net ir visai nereikės. Bet noriu per šias keliasdešimt minučių pristatyti, apie ką buvo renginys. Brigita mūsų bendruomenė dalinai pažįsta, nes ir aš anonsas irgi į priekį, aš jau su ją susitariau, nes mes ir net rezervavom vietas šių metų stovyklai Monciškėse, kur vyks rugsėjo mėnesį. Ir Brigita, kadangi yra dar delfinariumo atstovė, tai mes jau vienais metais važiavom į jūrų muziejų delfinariumą, tai šiemet mus taip pat mielai priims ir jūrų muziejus, ir delfinariumas, ir tikrai bus smagu. Tai gerbiama Brigita su kolegė Urtė sukūrė sensorinės korteles, kurios vadinasi netgi sensorinės dietos kortelės. Ir šios kortelės skirtos vaikams su specialiais poreikiais iki 12 metų. Bet aš supratau kitą dalyką, kad šitas kortelės aš naudosiu su Feniksais ir ne tik. Ir čia ne amžiai esmė, nes žmogus iš prigimties yra tinginys. Ir mes visi žinom, kad aktyvumas yra sveikata. Netgi yra mokslinių tyrimų apskaičiuotų, kad nei daug, nei mažai, bet sveika gyvensena, pirmoje vietoje fizinis aktyvumas, antroje vietoje streso valdymas, trečioje vietoje mityba, bet laima iš tikrųjų visus tuos aspektus apima. Nors valgo kebabus, bet augina pati krapus, daržovės ir visgi verda sriubą. Labai gerai arbatą irgi iškart. Tai va, tai šitie dalykai yra apskaičiuota, prailgina sveiko gyvenimo, ne šiaip, sveiko tai reiškia galva veikia, tu esi savarankiškas, sveiko gyvenimo net 10 metų. Net 10 metų sveiko. Man nesvarbu, sakykime, aš tai nenorėčiau ilgai gyventi nesveikai. Niekas turbūt nenorėtų būti priklausomas nuo kitų. Bet prisipažinsiu, šiaip iš vaikščiojimo, tai mano treneris Marsų mane verčia pasivaikščioti. Jeigu ne, ir netgi gamtoj, nes labai irgi pamėgau ir tai, kad kuo dalinosi ir Daiva, ir Laima, tikrai tą ir aš turiu ir tai yra nuostabu. Bet yra sukurtos kortelės, nes paprastai mums pritrūksta motyvacijos kažkokį pratimą padaryti. Vienas iš motyvacinių elementų yra kokią terapinę naudą tam tikras pratimas tau duoda. Ir
nepatingėsiu ir priversiu, pakviesiu ir pagrindinį, iš tikrųjų, šio projekto aktyvumo sveikata partnerį, kuriuo dėka mes turėjom tiek daug seminarų ir jis visus juos moderavo ir kurio dėka mes turim labai daug medžiagos. Neslėpkis po krūmais, mes tave matom, nes tas daržas labai gerai apšviestas, nes čia augalai gauna šviesos, nes jie viduje po stogu. Tai va, esmė yra tokia. Tiesiog ateikit, prašom, mielas Artūrai, išsirink kortelę. Tomai. Kaip loterijos bilietą kokį. Tikrai taip. Trauk drąsiai. Oho, net baisu kažkaip. Nu, Daiva tai paėmė. Taip. Ką ištraukė? Ruonis sausumoje. Ką, Laima? Žuvis lašas. Žuvis lašas. Tomai? Žuvis tinkle. Tinkle. Artūrai, ką gavai? Aktinija. Aktinė. Aktinija. Gerai. Nu, vat, ateikit čia, nu, nestovėkite ten. Negaliu palikti savo postų darbo, tai aš arčiau taip ateisiu. Drąsiau. Kaip Seimo narys toks negaliu. Taip. Daivai, šitą pratimą, kurį Daiva išrinko, būtų labai sudėtinga atlikti, bet jeigu mes trumpam pakviesim ir garso režisierių, tai jie galės padaryti Ruonį sausumoje. Artūras su garso režisierium? Taip. Ne. Taip. Ne. Prašom. Ir čia, ką tai suteikia? Terapinė nauda. Lavinamas proprioreceptinis kūno suvokimas, užtikrinama tikslinė iškrova, lengviau sukaupiamas dėmesys, gerinama emocinė būklė, gerinama elgesio savireguliacija, įkraunama raumenų ir sąnarių sistema ir auginama savivertė. Užtikrinama puikiai nuotaika ir skatinamas draugiškumas. Tai šitą duosim Daivai, aktinėje. Vienas guls ant grindų, dabar kitas Taip. su škojom. Trumpai palikim jūs, mėly, per nuotolį žiūrovai, be priežiūros. Va, žiūrėkit, rodau toks paveiksliukas. Aha, visi mato. Va. Tai tokį pratimą jūs turite dabar padaryti kiekvieną vakarą namuose su savo partneriu. O kaip jį padaryti, jums parodys Artūras ir Michailas. Kviečiam. Tai bus kitame podcaste. Šneklorius. Gal čia sudėtinga, kur Išsisuksiu. Gerai. Aš nuo šito pratimo išsisuksiu. čia reikia kilimėlio. Mes duosim jam rytoj atlikti, nes rytoj filmuosim sekantį podcastą su išsėtinės sklerozės slaugytoja ir kitais. Iš santaros klinikų jinai. Taip. O su slaugytoja galės daryti poilsį. Taip. Gerai. Ačiū. Ką? Mane irgi taip sakyčiau, gal kitam kartui. Bet idėja gera šitų kartelį. Taip, tai yra nuostabu. Žuvis lašas, bet niekas neištraukia, yra raudonų kortelių, tai pagal sudėtingumą. Žalia yra lengvai, geltona vidutiniškai atlikti, raudona sunkiai. Tai niekas neištraukia. Taip. Jo, čia gulėti reikia ant kilimėlį. Tai mes... Tai įsivaizduokit, kad aš jau čia plaukiu. Ką turi Tomas? Tinkle kažką turi. Irgi ant grindų. Ko jūs visi ant grindų? Ir tau ant grindų? Gerai, tai aš tada pati surasiu tai, kas ne ant grindų ir mes... Ir privers atlikti. Jo, ir privers atlikti, nes vakar turėjau... 2 valandas 30 minučių. 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 2
Jo, turėjau, kadangi, buvo tas parodyta, tai... Du pasidalinam. Jo, jūs pasidalinkit šiaip, pažiūrėkit. Kokios spalvos ieškot? Čia iš vidaus turėtų. Oi, tai ne, aš tiesiog, kadangi rodė kortelės, tai buvo labai lengva. Kažką galima daryti sėdint. Paduoda ranką, atverstų delną. Ne. Aš žinau, ką, tiesiog man reikia surasti. Surasti aš vieną noriu tikrai. Čia nieko tokio. Daug Tomai, aš pasižiūrėjom greitai. Jo, tiesiog galima. Jo, šitą buvo. Ta prasme, tai, kas... Va, radau. Va šitą mes tikrai atliksim. Koks įdomus pavyks. Jo. Kaip nesusimastė. Ką pamatė. Taip. Nes šitą pratimą aš siūlau daryti dažnai, ypatingai, kai pasidaro liūdna. Jis yra paprastas ir visgi ponas Artūras ateis ir padarys jį kartu su mumis. Taip, čia šitas pratimas, kokia jo terapinė nauda? Jis mažina nerimą, slopina susijaudinimą ir jį paprasta atlikti, greitai tiesiog pasijuntam neramiai ir reguliuoja emocijas, gerinama kūno pajauta, geriau mes suvokiam savo kūną, įkraunama raumenų sistema, ją atpalaiduojant, suteikiama nemažai teigiamų emocijų, ypač sutikus kitą lamantiną. Nes šitas ženkliukas tai yra lamantinai. Jis vadinasi lamantino apkabinimas. Tai va, taip jis atrodo. Va, parodyk, nuneš, parodyk. Lamantinų čia būrelis. O realiai? Man tai jie labiau į tos smurfus, elfus. Aš manau, kad mūsų garso režisierius irgi gali atsistoti tam, kad jį padaryti. Artūrai, nesislėpk. Aš noriu tiesiog nurodyti. Jo, tiesiog atsistojam visi. Taip. Dabar mūsų kojos ekrane. Taip. Rimtai? Nu taip. Taip, sunku pasakyti, bet sakyti. Pažiūrėkim, ar mes matomės. Bam, Tomo galvos neliko. Taip, Tomai reikia biškį taip pritūpti, trupučiuką vadinti. Labai gerai. Tomai, gali atsisėst, kadangi tu sėdint tave, tu esi matomas. Taip, Artūrai, Tai tu sakai, ką daryti? 5 minutės. mes kartu, tikrai užteks tų 5 minučių. Taip. Dabar, labai paprastai, apkabinkit save, apkabinot. Dabar paleiskit. Dabar įkvėpiant apkabinam save ir nekvėpuojam. Bet stipriai apkabinam. 1, 2, 3, iškvėpiam. Ir padarykim 3 kartus dar. Iškvėpiam. Ir iškvėpiam. Tai vat, aš net biškį apsvaigau, nes įkvėpavimas iš tikrųjų ramina, mes pajuntam save ir iš kitų mūsų... Galima, bet aš norėjau stovint. Bet galima ir sėdint, pabandykim. Iškvėpiam. Irgi veikia. Taigi, jeigu jūs negalit stovėti, sėdit vežimėlį, jūs tikrai galite tai daryti.
Iš kitų šaltinių irgi vienos iš mūsų kolegės, bet ne ligos, o iš mūsų specialistų, kuri Čaigun praktiką mums vesdavo, tai jinai irgi šitą pratimą rodydavo ir pagal japonų filosofiją. Ir tai yra, iš tikrųjų, man yra labai, labai logiška. Kai mes apkabinam, nėra kam tave apkabinti. Kai tu pats irgi apsikabini, smegenys tai supranta, lyg tai tave kažkas, ir tu jautiesi, kad tu tave apkabino. Tai jeigu mums vieniša ir liūdna ir norisi, kad kažkas mus tuo momentu tiesiog kažkaip paglobotų, suteiktų tos meilės, to reikalingumo kitam jausmą, apsikabinkit su savim. Ir tas tikrai duoda labai daug efektų, nes taip biškiai smegenys apgaunamas. Aš tai nueinu kavos su šokoladu. Laimai. Ne, tai aš tik trumpai. Aš tai tiesiog tada kavos atsigeriu su šokoladu. Galima apsikabinti, paskui išgerti kavos su šokoladu, paskui vėl apsikabinti. Ką jauti, ką galvoji? Galima pasimti augintinį, apsikabinti. Jie irgi kartais apsikabina, jeigu nuotaika pas juos gera. Mano visą laiką, mano vis pats lenda apkabinti. Aš tai užsiemu šitą augalininkystę balkonį ir tiesiog kai palaistai augalus, buvo pernai metais mėtų toksai laukelis, palaistydai mėtos ten pradėdavo kvepėti. Ten buvo žemuogių, braškių, taip balkonė labai faina užsiauginti savų, natūralių ir gerai. Pasirodo ir Tomas turi daržininkų organizaciją. Dar man pati geriausia terapija būna, tai yra augintinė. Nuo pat mažens, nuo pat mažumės auginau, laikydavau nors vieną kažkokį augintinį. Vaikystėje augau su šuniu, miegojom, valgėm, lakstėm, turėjau įvairių tada žiurkėnų, žuvyčių, auksinių, visokių kitokių. O dabar ant senatvės ir kadangi ligos negalia duoda savo, pas mane tiesiai per aplinkui, ten labai stebuklinga, keista istorija gavosi, bet pasibeldė kačiukai. Dabar auginu vieną draugę likusi, kuri man kompanionė, kuri yra bosė mūsų namų šeimininkė, daug didesnė už mane pačią. Tai va. Nuostabu, aš irgi turiu augintinį ir labai džiaugiuosi. Ir kadangi mūsų laikas jau į pabaigą ir projektas Aktyvumas sveikata, kuris tikrai labai daug mūsų bendruomeniai suteikė, bet neneigsiu, administruoti jį, įgyvendinti jį buvo tikrai nemenkas iššūkis visai darbo komandai. Dėl to aš tikrai nuoširdžiai dėkoju visiems, ypatingai Artūrui, Michailui, Sigitai, Lukui ir mūsų tikrajai Feniksai Elžbietai, kuri visą tą juodą darbą su ataskaitom tvarkė ir tvarko, ir be abejo Daivai. Nes jinai, už tai, kad tu daliniesi su bendruomenė šio projekto rezultatais. Su Tomu, kad jis praktiškai visuose veikluose dalyvauja. Ir Laimai, kad jinai irgi... Kuri burzgia ir urzgia. Reikia ir tokių. Paplojam, reikia. Ačiū, kad burzgi. Nes kitaip mes nežinotumėm. Ir aš pasitraukiu iš ekrano, kadangi be viso ko šiandien ne tik projekto pabaiga ir naujų veiklų pradžia, bet ir tarptautinė
išsėtinės sklerozės minėjimo diena. Ir jo, o aš gėlės atnešiau. Nes kalbėti apie tai, kaip mes jaučiamės, dalinti savo patirtim ir kritiškai priimti bet kokią informaciją, nes kiekvieno patirtis tai yra jo patirtis. Ir nebūtinai, sakykime, jums tiks tas laimės receptas vaikščiojimas gamtoje. Ir todėl Feniksai siūlo tiesiog įvairias vienokias, kitokias priemonės, o jums rinktis. Atrasti savo, gal sakyčiau. Atrasti savo. Ir ačiū labai Laima, kad tu esi ištikima Tau dėkoju. mūsų šaunioji burzgianti Daiva, ne burzgianti, bet labai profesionali. Jo, gerai, tada ir turim ketvirtą. Aš šypsiu. Duosim ir Tomui, perduok linkėjimus mamai, nes tikrai jinai yra kaip generolas, kuris verčia kartais tave išeiti iš namų, kas yra labai sveika. Daiva, daug aš tave irgi apkabinsiu. Daiva yra tas žmogus, kuris praktiškai prisidėjo nemaža dalim prie to, kad Feniksai atsirastų. Idėjų generatorius ir šiaip labai puikiai ligos draugė, su kuria, kai būna liūdna, visada galima pašnekėti. Ir kai jai būna liūdna, irgi galima pašnekėti ir tai padėti viena kitai. Ir tas sėkmingai iš tikrųjų ir efektyviai veikia. Aš žinot, va, kaip tik, žiūrėkit, 4. Šitos gėlės keliauja mūsų nematomam, bet viską girdinčiam garso režisieriui. Arturai, kviečiu į sceną. Pašokit, prašau. Pagaliau! Arturas šią progą su beveik oranžiniais akiniais, Feniksų dienos proga. Tai va, nepabėkit, dalyvaukit, stebėkit ir dalyvaukit. Būkim draugiški, mylėkim vienas kito ir būkim sveiki. Po kelis sakinius atsisveikinimui su Aktyvumo sveikata projektu. Atsisveikinimui tiesiog sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Dalyvaukite kitose projektuose, kurie bus ne mažiau įdomus negu Aktyvumas sveikata. Aš paskutinį. Atrasti save ne tik gyvenime, bet ir įvairiuose projektuose ir neužstrigti ligos būsenoje. Kokia ten bebūtų būklė. Tu turi mikrofoną. Aš turiu mikrofoną, tiksliai. Aš tiesiog, kompaniškai, kaip visi, įsijaučiau į tą tokią. Jo, bet aš nežinau, Laima, aš labai norėčiau iš tikrųjų, kad tu dažniau pasirodytum Feniksų veiklose, nes labai daug išminties iš tavęs eina. Ir labai gerų patarimų. Tikrai. Sakyčiau, gal ne išmintis, o galbūt patirtis gyvenimo. Ir tą patirtį aš išjaučiu dabar taip. Patirtis būna visokios. Ir žmonės savo patirtis įvairiai interpretuoja ir suprantam. Bet
aš ką pabaigai noriu pasakyti, prie to, kas jau buvo pasakyta mano draugų. Taip. Išeikit iš namų. Jo, tikrai. Atraskit džiaugsmą pasivaikščiojime, mėtų sodinime, kad ir balkone. Ir padėkite ligos draugams, nes tikrai čia mes visi esam ne tik pagalbos tiekėjai, bet ir priėmėjai ir atvirkščiai. Ačiū Jums labai, iki kitų projektų.